Sveiki, čia laida Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Dabar trumpai apie tai, ką matysite laidoje. Nesąmonė, netikiu už to reikalo, kuris vadinasi eko. Man jeigu maisto produktas be E parašyta, tai vadinasi visiškai ne ekologiškas. Taigi skirtumo nėra. Taigi, yra ekologija. Yra ekologija. Jeigu taip, teisingai. Lengvas pokalbis ir tema – biomasė ir biodujos, dar viena alternatyva iškastinio kuro energetikai. Kiekviena investicija į Lietuvos biokūrą, ar tai būtų į šiaudus, tai reiškia būtų investicija į žemės ūkį ir plėtra jame, investicija į medienos biokūrą, tai yra į Lietuvos miškus, į biokūro ruošimo įmonės, tai yra investicija į Lietuvos ekonomiką ir jos skatinimas. Jūs žiūrite Lietuvos ryto televiziją, laidą Ekovizija žalioji idėja. Dabar laikas pokalbiui, tad dosie. Jogaila Morkūnas dirbti televizijoje pradėjo dar mokykloje. Pusvalandis po pamokų, po to vakaro žinios, labas rytas, panorama. Niekada žodžių nepristingantis greitakalbis Jogaila sulaukęs populiarumo užsitraukė kalbininkų nemalonę, tad nacionalinė televizija turėjo palikti. Tačiau greitai įkūrė renginių organizavimo agentūrą Pirmoji kava ir sugrįžo į televizijos naujais projektais, kurie buvo filmuojami jo namuose. Šiandien Jogaila Morkūnas ir verslininkas, renginių organizatorius ir televizijos laidų vedėjas. Televizijos laidų vedėjas Jogaila Morkūnas dar visai neseniai važinėjo prabangių Porsche visureigių ir pirko daug gražių daiktų. Šiandien iš savęs švaistūno jis juokiasi. Pasirodo, žmogui gyvenime tikrai visai nedaug reikia, sako jis. Beje, ekologija mane dabar domina savo ekonomiškumu. Pripažįsta Jogaila Morkūnas, sėda į savo mažą ekonomišką automobilį ir važiuoja į turgų. Pavasario ieškoti. Kviečiu žiūrėti. Mes dabar einame į vieną iš baisiausių turgaviečių Vilniuje, kuri vadinasi Kalvarijų. Ir aš čia kiekvienais metais ateinu ir kiekvienais metais nežinau, kur reikia eiti, bet aš kiekvienais metais perku inkilą. Va tokiu pat metu, kai yra šlykštu, kai dar jaučiasi ta pati žiema ir nekvepia jokių pavasarių. O čia inkilai, bet šitai manau, kad nekokie, atsiprašau už iškimą, bet kokia tai mes vis vienus radome, ne? Einam kažkodėl kitų. Nu, einam čia Vilnių nusipirksim blogiausią atveju. Jau ką, kur inkilai mes jau žinom. Bet tie tau nelabai patiko, kaip aš supratau, ne? Kas? Tie. Tau reikia oranžinio inkilo. Man reikėjo oranžinio inkilo. Bet aš spėjau, kad paukščiai turi skonį ir jie tikrai negyvens oranžinėme inkile, bet priklausom nuo to. O neturi paprastų vinių? Vinių ne. O kur paprastų vinių yra? Kurie pusė? Kurie galerija? Laukia neprekiaučia. O viduj kur nors yra čia? Čia. Iškart. Eina vinių. 3 nusipirksim. Imam tiek. Galima nusipirkti 5, 6. Liusa, reikia 6 vinių. Pone, parduokit 6 vinis. Mažiausiai parduodam vinių svoris 100 gramų. O, blemba. Gerai, jūs nefilmuosit, bet man parduokit šitos vinis. Aš tik tai inkilą prisikalius ir viskas su jais. Atlaikys inkilą šitie viniai? Laikys. Kokio storio bus pas jūs? Geras, tilps. Nupirk dar tokius. 20 centų. Oho. Gerai, dar šitą nupirkti ir dar šitos. Palaukit, aš versiu kartu. Ačiū, viena kaina, čia ne kaip saldainė, ne? Viena kaina. Supratau. 32 centų. Saugus. Gaila, kad ir vėlai atėjo, turėjom labai gražių inkilų. O, išpirko tas inkilas pas jūs? Taip, išpirko, šiuo metu neturime. O kokie tai buvo gražus pagaminti? Labai nušlifuoti, gražus pagaminti inkilai. Ai, kaip gaila, galėjau. Kainavo 23 litus. Tai ačiū Jums. Ačiū Vinių labai. turime, jau svarbiausia. Išsileidai jau? Išsileidai. Visko gerai, visko čia daug, visko gražu. Nesąmonė, netikiu už to reikalo, kuris vadinasi eko. Man jeigu maisto produktas be E parašyta, tai vadinasi visiškai ne ekologiškas. Taigi skirtumo nėra. Taigi, yra ekologija. Yra ekologija. Ekologija. Taip, teisingai. Jeigu parašyta, kad produktas mūsų dešrelės be E, nu tai ne ekologiškas, vadinasi. Nu, aš taip suprantu, ar ne? Ne taip. O iš tiesų, ar E, ar ne E, aš kol kas žiūriu labai paprastą dalyką, kad jeigu tai yra skanu, nu, tu ir perki, tu ir valgai tai. Jeigu tai yra neskanu, tai tu nevalgai. Ekologiška, ne ekologiška. Tai ekologiškai kitą kartą, pažiūrėk, einam čia pažiūrėk. Na, pavyzdžiui.
Nu gerai. Pavyzdžiui, riešutai turi daug. Aš žinau, kad riešutai, jeigu ten, nu, jie nepūna, nedžiūna ir niekas jais nesidaro. Tai tipo, tai šitas geras, ne? Tipo, jeigu jis supūvęs, tai geras. Iš principo. Nu tai kokia čia ekologija? Turi skanus obuoliai prašau. Lietuva, va, čia labai geri obuoliai. Netikiu, kad lietuviškai. Tokie neauga. Iš kokio rajono šitie obuoliai Lietuva? Tokie. Iš kur jie? Čia yra Lenkija. A, Lenkija. O kodėl parašyta Lietuva? Nespėjau dar užrašyti. A, nu tai savo, kad Lietuvoje tokia augti negali. Na tai, bet pasižiūrėk, parašyta Lietuva. O iš veido tai lenkiški. Bet vis tiek papuvę. Papuvę yra gerai. Papuvę yra gerai, ja? Labai skanus, tarp kitko labai skanus. Tai parašyta, kad skanus. Ačiū. Na, pavyzdžiui, mandarinai. Nu tai ką, jie ekologiški kodėl? Nu tai tie patys mandarinai iš ten pat. Iš Maroko kokio nors, ar ne? Taip. Iš Maroko, taip? Lietuvoje auginti marokietiški mandarinai. Nu, taip. Tau labai oranžinė spalva. Ja, iškart gražu, traukos objektas. Turguje pirktos ekologinės daržovės. Nu, baikit juokauti. Nu, paprikos Lietuvoje augintos. Nu, ką jūs man sako? Graikiški riešutai. Tai čia turgus turgui nelygus. Čia yra turgus. Ten yra kitas turgus prie upelio, kur ten viskas 5-gubai brangiau. Nu, tai va. Tai 5-gubai brangiau. Čia daug pigiau negu parduotuvėje. Ten daug brangiau. Gerai, jeigu mes kalbam apie Timo turgų, ne tą patį, kuris ekologiškai. Nu, tai padauginam iš 5, o iš tiesų tai tas pats. Nemanai? O kas jūs tikrina? Kas tikrina tos pseudo ekologinius turgaus prekiautojus? Visi turi sertifikatus. Nu kas tas sertifikatas? Dabar printeriai, spausdintuvai daro tokius fantastiškus sertifikatus, netgi spalvotai. Nu apie ką mes kalbam? Aš netikiu absoliučiai, tai yra marazmas, tai yra akių dumimas, tai yra... Ta prasme, tavo mintimis tai yra kas, tai yra rinkodara. Tai yra absoliuti rinkodara. Tai yra, jeigu anais laikais gyvenime moteris ėjo iš proto Paryžiuje, kai atsirado pėdkelnės, ar ne? Tai buvo mados reikalas, mados šauksmas. Tai aš lyginu tą patį ekologiją, dabar tai ekologiški produktai iš ekologinio ūkio. Iš laisvėje besiganančių ten vištelių kažkokių. 3 vištos gal ir ganosi laisvėje, o visos kitos normaliai, kaip šeria savo narvuose, taip ir šeria. Kitaip tariant, kad tai yra mados klyksmas. Dabar, oi, čia ekologiškas svogūnas. Nu, ko jisai skiriasi? Jūs pasakykite. Iš kur tu žinai miesto žmogus, būdamas čia? Skonis skiriasi, Jogaila, skonis skiriasi. Mieloji, tai mes tą ir kalbame, kad jeigu yra skonio skirtumas, tai suprantam, kad renkėsi tą, kuris yra skanesnis. Jau tada stipriai nežiūri į ekologišką, neekologišką, su be, brangiau, pigiau, tau skanu tu perki. Pirksim, kuris gražesnis ir kuris pigesnis. Ne, aš manau, kad imsim tą, kuris yra gražesnis. Žinok, va tie, bet gal gražesni. Ant tvaros kur kava? Šitie? Nu tai įmam šitą. Bet tik varnienom ir turit inkilų, ar turit dar kokiam kitiem paukšteliam? Zylim pagal užsakymą dariau. Zyliams, tai zyliams dar mažesnis. O jūs pats jas darote, ne? O tai 2 laiptų įmam ar 1 pakopos? Ai, čia. Dėl humoro sugalvoju. Nu šitą gražesnę, ar ne? Nu jie tokie, jo, tvarkingi. Nu įmam šitą 2 pakopų. Šitą. Jo. Bet jeigu negyvens, ateisim kitais metais. Jo, į galvą duosiu tai čia. Ne, į galvą neduosim, bet pašnekėsim. Į galvą, jei aš sakau, tai... Kad gyvens, tai gyvens, ar ne? Taip, ačiū. Turim inkilą. Einam kalti. Euroremontas, O šlifuotas. iš kur ta idėja kabinti inkilus? Pats sugalvoja? Tai nėra idėja, tai yra savo, kad yra tiek noras, pamatai saulė, kad dabar šviečia, ar ne? Ir iškart, nu taip norisi, kad kažkoks tikrai tas pavasaris ateitų. Sakau, po to ten tie gyventojai iš to inkilo pradeda lengvai užknisinėti. Jie pradeda čiaukšėti, capsėti, kvaksėti, belia ką gyvenimą daro ir daro tai pakankamai monotoniškai. Ir po to jau, ką žinau, kada jie čia išsirita, kad spėjau gegužę, ne, birželį galbūt. Ir po to, jie ten cypsi iki skausmo, valgyt prašo, nu kaip kiekvienas mažas vaikas. Ir jie pradeda, nu kaip ir galvoju, nu kokia velnė tu tą inkilą turėjai, bet dabar, nu tas nemaldomas noras, turėti greičiau pavasarį, kai jis ateitų. Bet taigi tu paukščiukų ir nori. Aš noriu jaust pavasarį. Paukščiukai man, žinai, jie cypsi be fantazijos. Yra pavadinas iš tą mašiną inkilėliu. Tai aš dabar galvoju, kad pats tas jam važiuoti inkilėlyje. Nu jo, jinai tokia paukščių mašina. Paukščiukų. Važiuojam kalti. Aš manau, kad ekonomija ir ekologija yra tarpusavėje labai vietomis veikintis dalykai. Kitaip tariant, kad tu turi mažą automobiliuką, kurio tavo vienam užpakaliukui reikia nuvežti iš taško A į taško B lygiai Vilniaus miestelėje, tai tu taupai ne tik tai, kad savo pinigus, mokėdamas už kūrą, už priežiūrą kažkokią nesveiką, bet tu ir mažiau pili benzino, kuris mažiau teršia aplinką ir taip toliau panašiai.
Tai aš niekaip nesuprantu tų žmonių, kurie važinėja su didelėm mašinom. Žmonių, kuris savo Porsche Cayenną pardavė. Laimingai pardaviau ir ne dėl to, kad jis bloga buvo mašina. Jokių būdų ne, nuostabi buvo transporto priemonė. Bet aš suvokiau, kad man tokios didelės mašinos, tiek daug ryjančios benzino, fiziškai nereikia. Dabar buvo čia prieš kurį laiką ta garsioji Vilniaus kaziuko mugė. Atrodo, gal ir tau reiktų kokio nors niekučio. Iš serijos šaukšto arba mentelės kiaušinienę apversti, ne? O tu supranti, kad tu turi vieną. O kam tu reikia antros? Jis dar veikianti, viskas su ją tvarkoja. Šaukštas, tu irgi turi, tu šaukštų ir šakučių netgi turi. Kitaip ten papildomai nieko nereikia. O ką verba, gerai verba, tai o ką ta verba, kur ją dėti? Tam, kad rinktų dulkės? Jeigu visos dulkės subėgtų tuo metu į tą verbą, kuris yra kambaryje, tai kaip ir tiktų ta verba, kaip dulkų surinkėjas pagrindinis. Bet ne. Bet ne, tos dulkės lygiai greičiai pasiskirsto per visą, to lygiai per visą. Ir ant tos verbos ir dar kažką. Tai podinių, kam tau reikia podinių, tai yra vanduo, išgeri, tą vandenį, ta prasme ir išmetė viskas, o ten podinių, niekučių, tiek nieko nesuprantu, niek. Nusipirkau vienintelį ką, tai 2 grybukus, tokius, žinai, kur tokius iš tuos saldžius, kur yra apačiai baltas, o viršų iškas juodas, tik dėl to, tame kaziukė, iš serijos, kad čia tradicijos, kad gyvuotų jau 400 metų, bet šiaip nieko. Tačiau kaip ramiai praeini, be jokios sąžinės priežasties pro visas... O čia pirkdavai daug? Kažkokius nereikalingus dalykus pirkdavo, absoliučiai. Taip, pamatai kažką tokio, oranžinį antytę, reiškas. Jau perki čia. Kiek turi laikrodžio, čia kokie brangus laikrodžiai, pigus laikrodžiai, dar kažkas. Gyvenime, kai moka pasakiškus pinigus už tos brangius laikrodžius. Aš suprantu, tam tikram visuomenės sluoksniui tai yra stipriai aktualu. Bet aš noriu pasakyti, kad mano pigesnis laikrodis negu jo Patek Filipas ar dar kažkas gyvenime, kuris kainuoja 60 kartų brangiau negu maniškis, rodo tą patį laiką. Tai yra tas pats laikas. Jeigu man rodo pirma, jo irgi pirma.